Taigi antrasis seminaras apie nėštumo problemas ir šiandien akcentas yra nėštumo pradžiai. Nėštumo pradžia. Nėštumo pradžia dažniausiai beveik visiems asocijuojasi su pykinimu ir vėmimu. Aš prieš pradėdamas pranešimą norėčiau dalyvių trumpai paklausti klausimo ir skirti minutėlę atsakymui, ar teko patirti pykinimą ir vėmimą nėštumo metu ir kaip buvo sprendžiama šita problema. Jeigu galite, atsakykite trumpai. Na, matau, kad daugelis arba nesigydė, nieko nedarė, arba tai buvo sprendžiama nemedikamentinėmis priemonėmis. Na, iš praktikos galiu pasakyti, kad taip dažniausiai ir būna, nes problema tai yra labai dažna. Problema pasitaiko iš tikrųjų daugeliui nėščiųjų, daugiau negu pusiai. Pagal mokslinių tyrimų duomenys 50–80% nėščiųjų patiria šitą bėdą, pykinimą, vėmimą šiek tiek rečiau, apie pusę nėščiųjų. Ir jeigu pirmojo ar ten prieš tai buvusio nėštumo metu moteris patyrė pykinimą ir vėmimą, tai kito nėštumo metu tikimybė, kad problema pasikartos, yra labai didelė ir reali. Taigi pasikartojimo tikimybė yra vėlgi ribos labai didelės, nuo 15 iki 81%, bet tai tikrai yra ženklūs skaičiai. Na ir kaip jau pirmą klausimą gavau atsakymą, kad daugelis nesprendė šitos problemos arba sprendė nemedikamentinėmis priemonėmis, tai čia yra reikalas tame, kad tai yra priimtina kaip norma, kad visas nėščiąsias turi pykinti ir čia yra normalu, čia su tuo nieko daryti nereikia. Tai yra ne visai tiesa, tai tikrai yra sprendžiama problema, yra pagalbos priemonės, todėl didelis pavojus, kad šita problema yra neįvertinama ir nieko tiesiog nedaroma, o kenčiama. Na, kokios galimos medicinės ir socialinės pasekmės dėl nėščiųjų vėmimo ir pykinimo, tai iš medicininių dažniausiai yra patekimas į ligoninę, nes išsivysčius ypač sunkiam nėščiųjų vėmimui, tam vadinamam nėščiųjų vėmimui su medžiagų apykaitos sutrikimu, kuomet organizmas netenka daug skysčių, sutrinka elektrolitų apykaita, tai tuomet yra realus pavojus patekti į ligoninę arba į stacionarą, arba į dienos stacionarą, kur gydoma lašinėmis infuzijomis. Sutrikęs darbingumas tai labiau galbūt socialinė problema, nes nėštumas lydimas ne tik pykinimo ir vėmimo, dažnai būna bendras silpnumas, mieguistumas, energijos stoka ir dar prisidėjus pykinimui ir vėmimui tikrai kūrybiškumas, aktyvumas ir noras kažką veikti labai ženkliai pablogėja. Na ir aišku, bendrai pablogėjusi gyvenimo kokybė, kuomet įsivyrauja tokia liūdesio, nelaimės emocija ir tuomet, na, tikrai kenčia tiek nėščioji, tiek jos aplinka, artimiausi žmonės. Na, todėl šita problema visgi turėtų būti sprendžiama, neturėtų būti ignoruojama ir paliekama laukimui. Juolab, kad tai užsitęsia gana ilgą laiką, turbūt apie 1,5 mėnesio gali tęstis. Kokie veiksniai lemia nepakankamą pagalbą? Tai, kaip jau minėjau, labiausiai veikia tas stereotipas, kad čia yra normalu ir nieko su to nereikia daryti. Taip galvoja tiek pačios nėščiosios, tiek ir gydytojai, tiek ir sveikatos priežiūros specialistai. Taip pat kitas veiksnys yra baimė vartoti vaistus. Nėštumo metu turbūt įsijungia tas motinystės instinktas, ar kaip jį pavadinti, ir labai bijoma pakenkti vaisiui.
todėl bet kokių vaistų vartojimas sukelia tam tikrą įtampą, stresą, baimę ir vengiama yra vartoti vaistus. Tačiau mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad anksčiau pradėtas gydymas gali padėti išvengti sunkesnių formų. Tai reiškia, kad nereikia laukti iki paskutinio kantrybės lašo, o gydymą pradėti anksčiau, kada tik tai prasideda šitas dalykas. Na, čia norėčiau pasidalinti tokią asmeninę patirtimi. Prieš kokius 7 metus yra tekę lankytis viename iš Europos didesnių atrakcionų parkų ir ten kažkaip keletą iš eilės karuselių buvo suktukai tokie, kur daug suko. Prasisukęs ant tų suktukų supratau, kad toliau nieko veikti nebenoriu, mane taip supykino, pasidarė negera, bloga, kad norėjęs tik susimti už galvos ir sėdėti po medžiu. Ir tuomet žmona pamačius mano būseną pasakė, na va, sako, tu dabar jautiesi kaip nėščioji pradžioj. Tai supratau, kad su tokia būsena tikrai nenorėčiau nei į darbą eiti, nei kažką veikti. Už tai tikrai patiriančiom pykinimą ir vėmimą siūlyčiau per daug nekentėti ir kreiptis į specialistus pagalbos, kad jį būtų suteikta laiku. Na, pykinimas ir vėmimas tai nėra vien tik tai nėštumą lydinti būklė, todėl reikia pagalvoti ir apie kitas priežastis, kodėl mane galėtų pykinti. Tai būdingiausias požymis nėščiųjų pykinimų ir vėmimų yra tai, kad prasideda anksti, prasideda paprastai iki 9 nėštumo savaitės. Jeigu šie simptomai prasidėjo vėliau, tuomet reikėtų pagalvoti apie kitas priežastis. Galbūt tuomet gali būti kažkokie virškinimo sutrikimai, apsinuodijimas maistu ir panašiai. Na, jeigu netgi pradžioje nėštumo atsiranda kiti simptomai, tokie kaip pilvo skausmas, galvos skausmas, karščiavimas kartu su pykinimu ir vėmimu, tuomet irgi neatmestina, kad čia kitos priežastys sukėlė problemą ir reikėtų tuomet išsamesnio sveikatos patikrinimo įvertinant ir kitas galimybes. Na ir taip pat kai kurios esamos ar anksčiau buvusios lėtinės ligos taip pat gali pasireikšti nėštumo metu, jos gali paūmėti ir dėl to galimas pykinimas ir vėmimas. Deja, pradžioje praleidau, nepasakiau, kad galite užduoti klausimus ir klausimus norėčiau, kad užduotumėte questions and answers skiltyje ir po kiekvieno pranešimo atsakysiu į jūsų klausimus. Taigi pratęsiu. Na, kodėl apskritai juntamas pykinimas ir vėmimas nėštumo pradžioje, kuo tai galima būtų paaiškinti, tai yra keletas teorijų. Viena iš teorijų tai yra hormoniniai pokyčiai, kad hormonai iš tikrųjų gana greitai pasikeičia nėštumo metu, labai stipriai pirmosiomis nėštumo savaitėmis užkyla nėštumo hormonas, chorioninis gonadotropinas, taip pat kyla estrogenų, progesterono koncentracija ir tai sukelia pykinimą. Na, patikrinimui šios teorijos galbūt kažkam yra tekę vartoti didelės kontraceptinių tablečių dozes tam, kad stabdyti kraujavimą prasidėjusi nelaiku, tą vadinamą disfunkcinį kraujavimą. Tai tuomet yra skiriamos didelės kontraceptikų ar kitų estrogenų dozės ir jos dažnai sukelia pykinimą. Tai va, tai estrogenas ir chorioninis gonadotropinas tikrai gali būti atsakingi už patiriamus simptomus. Kita teorija yra tokia evoliucinė, pavadinau. Ji kalba apie tai, kad pykinimas ir vėmimas tai yra apsauginė reakcija. Na, šios dienos aktualiom tai galbūt nelabai tinka, bet jeigu įsivaizduotumėme nėštumą prieš kelis tūkstančius metų, tai tuomet sumažėjęs apetitas, nevalgymas apsaugodavo moterį ir vaisių nuo galbūt netinkamo maisto, galbūt nuo kažkokių tai infekcinių ligų, kurios plinta per maistą. Tai, na, viena iš teorijų yra tiesiog evoliucinis prisitaikymas ir kaip apsauginis mechanizmas, kad apsaugoti moterį ir vaisių. Dar viena teorija tyrinėja psichologinius veiksnius, galbūt kažkokie tai asmenybių tipai patiria
dažniau nėščiųjų pykinimą ir vėmimą negu kiti. Tačiau čia jokių patikimų rezultatų nėra gauta ir nėra nustatyta, kad kažkokie asmenybių tipai dažniau patiria pykinimą ir vėmimą, todėl teorija yra labai abejotina. Rizikos veiksniai, kas dažniau patiria šiuos simptomus, tai yra, tai pavadinčiau, didesnis placentos tūris, o didesnis placentos tūris būna esant daugiavaisiam nėštumui, dažniausiai dvynių nėštumui, taip pat kitom nenormaliom nėštumo būsenom, tokia gestacinė trofoblasto liga arba pūslinė išvisa, dar kitaip vadinama, kuomet labai išveša nėštumo dangalas, chorionas, ir tuomet ryškiai užkyla hormonų koncentracija ir tokios moterys turi didesnę riziką taip pat pykinimui ir vėmimui. Individualus jautrumas taip pat yra svarbu, nes ne kiekvienas žmogus yra vienodai jautrus tam vadinamam užsupimui. Jeigu jautriai reaguojate į vairias keliones automobiliu, į supimą, nežinau, laivų ypač, tai tuomet labai tikėtina, kad ir nėštumo metu patirsite ryškesnius simptomus. Ir taipogi minėtas pradžioje dalykas, kad jeigu ankstesnio nėštumo metu buvo šie simptomai, tuomet ir šio nėštumo metu didelė rizika, kad jie pasikartos. Kaip veikia nėščiąją ir vaisių pykinimas ir vėmimas? Tai kam tai daro didesnę įtaką? Iš tiesų tai labiau veikia moterį. Vaisiui pavojus yra nedidelis. Ypač lengvos ir vidutinio sunkumo formos tikrai turi itin nežymų, beveik niekinį poveikį vaisiaus prognozei. Mokslinis tyrimas atliktas su nėščiosiomis gavo tokį rezultatą, kad moterų grupėje, kurioms pasireiškia pykinimas, pastebėtas mažesnis persileidimų skaičius. Tai čia ne pats pykinimas ir vėmimas teigiamai veikia, tačiau tai yra, sakyčiau, sveiko nėštumo požymis, kuomet pakanka su nėštumu susijusių hormonų, todėl tos moteris dažniau patiria pykinimą ir vėmimą ir tuomet prognozė nėštumo yra geresnė. Ir taipogi ryškus simptomai, pykinimo vėmimo simptomai nėra susijęs su kažkokiu vaisiaus pažeidimu, priešlaikiniu gimdymu, mažu gimimo svoriu ar su kažkokiom įgimtom anomalijom. O moteriai tai yra daugiau pasekmių. Viena iš jų, aišku, hospitalizacija. Turbūt nei vienas nesvajojam patekti į ligoninę, tuo labiau, kad anksčiau buvęs sveikas, aktyvus žmogus staiga pasijaučia ligoniu ir turi vykti į ligoninę, tai tikrai yra labai nepageidautina gyvenimo patirtis. Taip pat psichosocialinės problemos, tokios kaip baimė patirti, ką anksčiau esu patyrusi. Pavyzdžiui, pirmo nėštumo metu buvo labai ryškus pykinimas, vėmimas ir moteris tą laikotarpį atsimena su siaubu. Tai naujai pastojus, ypač jeigu nėštumas ne visai planuotas, tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl pasirenkamas nėštumo nutraukimas. Galbūt skamba ne itin įtikinamai, bet tokių pavyzdžių būna. Ir taipogi dėl sutrikusio socialinio gyvenimo, sumažėjusio darbingumo, tai taip pat yra pavojus psichologiniam problemom, tokiam kaip nerimas ar depresija. Fiziniai pažeidimai, tokie kaip stemplės plyšimas, blužnies plyšimas ar pneumotoraksas, tai yra plaučių problema, krūtinplėvės plyšimas, kuomet oras iš plaučių patenka į krūtinės ląstą, yra tikrai pakankamai reti dalykai, tačiau literatūroje aprašyti, todėl gali pasitaikyti. Ką daryti? Tai, kaip jau pradžioje minėjau, kad gydymo priemonės tikrai yra. Jas suskirstyčiau į dvi grupės, tai yra nemedikamentinė pagalba ir medikamentinė arba gydymą vaistais. Nemedikamentinė pagalba apimtų prevenciją, mitybos įpročių keitimą, imbieras galėtų padėti šiuo atveju, ir netradicinė medicina, tyrimai atlikti su akupunktūros, akupresūros procedūromis vėliau pristatysiu. Ir apie medikamentinės priemonės taip pat
pristatysiu. Taigi, prevencija. Ar galima šito išvengti? Na, labai, labai ribota prevencija. Turbūt svarbu bendra organizmo būklė, darbo poilsio režimas, tai pastojus, kadangi vėlgi turbūt ta pati apsauginė reakcija įsijungia, sumažės darbingumas, mieguistumas, tai čia svarbu poilsio režimas. Taip pat, na, pykinimą, vėmimą dažnai provokuoja kažkokie veiksniai, kažkokie trigeriai, kaip kvapai, karštis, drėgmė, triukšmas ir panašiai. Tai jeigu pavyksta atrasti tuos trigerius, tai be abejo geriausia prevencija yra vengti šitų dalykų ir vengti tų provokuojančių veiksnių. Na, yra atliktų nedidelių studijų, kurios rodo, kad vitaminų komplekso vartojimas bent 1 mėnesį iki nėštumo duoda geresnį rezultatą, tai yra mažesnis procentas moterų vartojusių iš anksto vitaminus, po to patiria pykinimą ir vėmimą. Kas tai lemia? Ar didesnė vitamino B6 koncentracija, ar optimali mityba? Sunku pasakyti, studija to konkretaus atsakymo į tai neduoda, bet vėlgi tai planuojant nėštumą viena iš galimybių, galbūt vartoti kompleksą vitaminų šiek tiek iš anksto. Mityba, kas svarbu keičiant mitybos įpročius, tai yra vengti aštraus riebaus maisto, galbūt riboti kai kurių papildų vartojimą, na, pavyzdžiui, jeigu yra mažas hemoglobinas ir moteris vartoja geležies preparatus, kuris šiaip gali sukelti pykinimą, vėmimą, galbūt pirmosiomis nėštumo savaitėmis padaryti pertrauką. Daugiau baltymų turintis maistas paprastai mažiau pykina. Ir labai svarbu tas valgymų dažnis, valgymų režimas. Normaliai žmonės, valgo kažkokius pagrindinius valgymus, pusryčius, pietus, vakarienę, tačiau nėštumo metu svarbu yra dažnesni užkandžiavimai, nes labai dažnai pykina ant tuščio skrandžio. Todėl užkandžiavimas kas 1-2 valandas nekaloringų maistų gali pagelbėti ir gali sumažinti pykinimą ir vėmimą. Imbiero vartojimas. Tai vėlgi studijos rodo, kad kai kam padeda, todėl galima šį preparatą vartoti, tai yra saugu. Galima įsigyti imbiero kapsulės ir rekomenduojama dozė yra 250 mg 4 kartus per dieną. Tai labiau veikia pykinimą, galbūt geriau padeda esant lengvom formom, negu esant sunkesnėm. Netradicinė medicina, tikrai prisipažinsiu, nesu specialistas netradicinės medicinos, tačiau mokslinėje literatūroje pateikiama kaip metodas mažinantis nėščiųjų pykinimą ir vėmimą. Yra aprašomas toks Neiguan, galiu neteisingai ištarti, arba P6 taško stimuliacija. Taškas yra vidinėje dilbio pusėje, tiesiog nuo riešo per 3 pirštus, maždaug per vidurį, toks taškas tarp 2 sausgyslių. Na ir taikant akupresūrą, tai yra spaudžiant tą taškelį, turbūt užklijuojant juostelę kažkokį tai spaudžiantį objektą nedidelį. Kai kurios nedidelės studijos rodo, kad tai gali pagelbėti. Atliktos didesnės studijos šio metodo nepatvirtina, todėl jį vertinčiau kaip prieštaringą arba abejotiną. Tačiau, kodėlgi nepabandžius, gali kai kam ir padėti. Vitaminas B6, tai yra arba piridoksinas, tai yra turbūt pati saugiausia, mažiausiai šalutinio poveikio ir mažiausiai neigiamo poveikio turinti priemonė, todėl rekomenduojama kaip pirmo pasirinkimo medikamentas, kuris skirtas nėščiųjų pykinimui ir vėmimui mažinti. Dozė yra nuo 10 iki 25 mg 3-4 kartus priklausomai nuo simptomų sunkumo. Ir aišku, kaip ir daugelis priemonių, geriau padeda esant lengviem požymiam negu sunkiems. Receptiniai vaistai. Šie vaistai jau yra skiriami gydytojo, jau pačiom jo nusipirkti vaistinėje nepavyks, tačiau šie vaistai yra saugus vartoti nėštumo pradžioje ir
pirmo pasirinkimo tai būtų doksilaminas su piridoksinu. Piridoksinas, kaip prieš tai skaidriai matėte, tai yra vitaminas B6 ir kitas iš antihistamininių preparatų grupės vaistas, vartojamas 2 kartus per dieną. Vėlgi, tai labai svarbu, kad būtų geriama nuolatos. Tai yra ne tik kada pykina, bet tai turi būti ilgesnis gėrimas. Jį reikėtų vartoti galbūt 1 ar kelias savaites, tam, kad gauti efektą. Jisai neveiks, jeigu bus vartojamas tik tai pykinimo metu. Ir be abejo svarbu vartojimo pradžia. Jeigu pradedama vartoti anksčiau, gydymo rezultatai yra geresni ir rečiau prieinama iki to sunkaus nėščiųjų vėmimo su medžiagų apykaitos sutrikimu. Vaistas yra vardinis preparatas, jį galima įsigyti vaistinėse, tačiau reikalingas specialus receptas, bet gydytojai be problemų gali šį receptą išrašyti. Kitas vaistas tai yra toks virškinimo sistemą veikiantis metoklopramidas, kuris pagreitina skrandžio evakuaciją ir maisto slinkimą virškinamuoju traktu, yra toks metoklopramidas, firminių pavadinimų gali būti įvairių, taipogi saugus vartojamas 3-4 kartus per dieną, priklausomai nuo simptomų sunkumo. Ir dar vienas vaistas, galbūt toks rečiau naudojamas, ondansetronas, kuris dažnai skiriamas esant pykinimui dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, gydant onkologinius ligonius po chemoterapijos, jisai skiriamas pykinimui mažinti, tačiau gali būti vartojamas ir nėštumo metu esant sunkiam pykinimui ir vėmimui. Kaip praktiškai turėtų veikti kokie turėtų būti pagalbos žingsniai, tai aišku, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo gydymo ne vaistais. Tai yra saugu, tai nesusijęs su kažkokiom rizikom, tai todėl pirmiausia reikėtų bandyti keisti mitybos įpročius, tuomet pasirinkti nemedikamentinės priemonės tokias kaip imbierą arba netradicinę mediciną. Jeigu tai nepadeda arba nepasitikima šiomis priemonėmis, tuomet pereinama prie gydymo vaistais ir čia tuomet vitaminas B6 arba vitamino B6 ir doksilamino kompleksas ir tada, jeigu vėlgi trūksta efekto, jisai nepakankamas, pereinama prie kitų medikamentų ir skiriami, vadinčiau taip, rezerviniai vaistai.